Gryni pinigai tai yra laisvė, nepriklausomumas, savarankiškumas ir gebėjimas užtikrinti savo ir savo šeimai saugumą. Tai bankai savų laikų per Ingridą Šimonytę ir dar prie Sauliaus Skvernelio, iš tikrųjų reikia paminėti, kad jau prie Sauliaus Skvernelio buvusios vyriausybės jau ta kalba buvo daromas milžiniškas spaudimas, galutiniam spaudimui pasidavė Ingrida Šimonytė ir kaip pasakoja finansų dabartinis ministras Kristupas, tai jie sugebėjo Europos komisijai dėl RRF kaip dėrėjosi pinigų įkalti įsipareigojimą, kad jie numatys grinųjų pinigų ribojimą iki 5000. Na ir pasižiūrėkime, iš tikrųjų, gal tie grynieji pinigai tiek nepridėjo banko pelno, gal ir pridėjo, kažkiek tai matyt davė. Tai šiandieną, jeigu prieš tai būdavo banko pelnas į dieną būdavo 1 milijonas, tai dabar banko pelną mes turime 3,5 milijono, nes 24 metų bankų pelnas berods yra 1,170 milijonų, jeigu aš neklystu. Kažkas taip grubiai panašaus. Tai dabar jūs įsivaizduokite, tai kiek žmonių yra priversti pataikauti bankams, kiek žmonių yra iš tikrųjų priversti laikyti pinigus banke ir tu nuo banko malonės tau leisi imti pinigus ar neleisi imti pinigus. Prieš įsimdamas savo pinigus tu turi begalį daug išpildyti kažkokių tai deklaracijų. Tai norėdamas pavedimą padaryti didesnę sumą, tu vėl pildai deklaracijas, paaiškinimus rašai. Tai koks tavo reikalas? Tai jeigu jau tie pinigai yra sąskaitoj, mokesčių inspekcija juos grubiai patikrino, jie yra paimini, ką aš tau dar turiu įrodinėti. Tai aš manau, kad grinų pinigų turėjimas tai yra beproto svarbus dalykas. Berods Italija tai labai griežtai pasakė, kad tik grini pinigai. Lenkija pasakė irgi net neplanuoja atsisakyti grinų pinigų, nes supranta, kad tai yra žmogaus savarankiškumo praradimas, bet kartu kontrolė. Ir dabar galvoju Norvegija, man atrodo, Norvegija net platino knygutes, pranešimus, kad gyventojai būtinai privalo kartą į savaitę atsiskaityti grinais pinigais. Dabar saugumo prasme. Tai kai įvyko karas tarp Rusijos ir Ukrainos, kai Rusija okupavo Ukrainą, tai jūs prisiminkit, kas atsitiko. Sustojo visa sistema. Atsiskaitimai sustojo. Tai ką tai reiškia? Tai žmogus tu net negali karo metu išbėgti iš valstybės, negali nusipirkti pačių būtiniausių maisto produktų, tu negali tiesiog normaliai gyventi, nes tu neturi grinų pinigų. Ir pažiūrėkite, kokia buvo situacija su bankomatais. Bankomatus užgulė visi Lietuvos gyventojai, didžioji dalis, ėmė pinigus net negalvodami, kas kiek ir ko greičiau nusimti pinigus, kol valstybė sugalvoja apriboti pinigų nuėmimo. Ir tada dabar paprastas dalykas, tada čia yra mano pinigai. Kodėl man bankas turi riboti grinų pinigų įsiėmimą? Čia yra mano pinigai. Tai aš manau, kad valstybė turi važiuoti nuo 15 000 susidėrėjom su 10 000, kad būtų. Europos yra irgi nuo dar kitų metų, man atrodo, nuo sausio 1 dienos įsigalios irgi reikalavimas, kad grinų pinigų turi būti ne mažiau kaip 10, ne daugiau kaip 10 000. Tai aš tikiuosi, kad mes įsivažiuosim. Pavyzdžiui, aš irgi galiu atsiskaityti kortelę. Man problemų nėra, aš atrodytų, koks man skirtumas, ne? Bet aš turiu galvoti saugumo prasme, garantijos prasme ir kas atsitiktų atėjus į dieną X. Ir kitas yra dalykas, tai yra bankomatų neprieinamumas ir bankų. Šiandieną žmonės kortelę, kad įsimti, turi važiuoti 30-40 km, kad būtų, ne? Tai kai kuose kaimo parduotuvėse net nėra galimybės atsiskaityti arba toli tu turi važiuoti. Tai toks, žmonių kontroliavimas. Noriu duosiu to pinigų, noriu neduosiu to pinigų. Noriu leisiu, noriu neleisiu. Jeigu dar nebūtų įmami komisiniai mokesčiai, tai gal dar čia galėčiau sutikti su tais 5 000. Bet kaip yra komisinė ir kai kontrolė, tai nėra. Ir jums ketvirtas yra dalykas. Į Lietuvą atvykstantis turistas su savim gali atsivežti 10 000. Jeigu 10 500 eurai ar euras vienas, jis turi juos deklaruoti muitinėje, kad atsivežė daugiau pinigų. Tai reiškia 10 000 gali išleisti, o pas mus yra 5 000. Logika, man paaiškinkite. Kažkas sako, kad atsiras didesnė juoda rinka pinigų, daug juodų pinigų bus ir panašiai. Jau senai ta juoda rinka yra nuėjusi kriptovaliutas ir jūs ten gali sapnuoti nesapnavę su tom savo juodom rinkom. Pažiūrėkite, kiek prakratė dabar tų kontrabandininkų suėmė, pas kurių rado grinų pinigų. Praktiškai pas nieką.